Labą dieną, aš esu Lina ir noriu Jums pristatyti M International kompanijos produktus, kuriuos vartoju pati jau daugiau kaip metai laiko. Jie man padėjo su sveikatos problemom. Pagrindinė turbūt yra tokia, kad aš prarasdavau lygsvarą. Tai pas mane čia yra stuburo viršuje, beveik ant galvos, atvira liauka, kuri negamina kažkokio skysčio. Dėl to man susvyruodavo, apsisukdavo galva, viskas svyruodavo ir būdavo, kad kai į mašinos galą reikėdavo atsisukti, taip ir pasižiūrėti į vaikus, man žvaigždutės akyse mirksėdavo tokias. Tai va dėl to kreipiausi pas gydytojus, ilgus metus, kokius 5 turbūt, vaikščiojau pas endokrinologą, darė ten tyrimus kraujo pastoviai, mano ir spaudimas mažas būdavo, visada norėdavau miego, nors ir naktį sunkiai užmigdavau. Taip, kad man šitos problemas susitvarkė, taip pat turėjau skrandžio rūgštingumą, refliuksą. Būdavo sunku kartais netgi iki tokių priepuolių, kad pradėdavau dusti. Tai aš atsisakiau valgyti tokių produktų kaip šokoladą, vynuoges, citrusinius vaisius, nes man tai sukeldavo kaip ir tokį priepuolį ir būdavo gan nesmagu, net išgąsdindavau ir vaikus, ir vyrą. Na, nemaloni patirtis, kas žino, tas supras. Taip pat man padėjo susitvarkyti su virškinimo ir žarnyno užsikišimu. Daug produktų negalėdavau valgyti, man tiesiog užsikišdavo žarnynas, nors ir dabar kartais dar tai būna. Aišku, jeigu padauginu tenais sėklų visokių ar riešutų, ar džiovintų vaisių, tai aš jaučiu, netgi būna suūmėja apendicitas. Bet ten būna gan trumpas laikas. O šiaip man būdavo užsikišdavo žarnynas, užkietėdavo viduriai ir gan nemalonu būdavo. Atrodo, darai ir kažkas pastringa ir viskas. Tai būdavo netgi ir skausminga. Ir buvo ir hemorojus išlindęs. Taip pat man šie produktai pagelbėjo susitvarkyti šlapimtakių problemą, nes po gimdymo labai buvo susilpnėję šlapimo takai ir aš jeigu tik čiaudėdavau ar koščiodavau, tai gan dažnai pakliūdavo lašelis. Tad visada turėjau nešioti higieninius įklotus. Šiuo metu aš labai retai įsidedu. Tai va tiek. Jau pradėjo man tvarkyti imunitetą visi šie produktai ir aš džiaugiuosi ir esu taip pat ir kitų produktų įtraukusi į savo kasdienį maitinimosi ciklą. Nes šitie produktai yra tai maistas mūsų kamieniniam ląstelėm. Kiekviename pakelyje yra apie 10 kg vaisių, uogų ir daržovių. Tai štai. Pradėsime nuo 3 pagrindinių produktų, kuriuos aš noriu Jums pristatyti. Tai Mimaxas. Jisai veikia kamieninių ląstelių lygmenyje, atjaunina, atnaujina ląsteles. Truputį paskaitysiu, nes ne viską atmintinai žinau. Tai taip, Mimaxas. Šitas produktas gali nuskaityti kūną ir dirbti ten, kur reikalinga pagalba. Jo veikimas ląstelėse gamina ląsteles, apsaugo ir prailgina. Jis taip pat yra ir telomerų
ilgėjimo pagalba, jeigu telomerai ilgėja ir mūsų ląstelių gyvavimas ilgėja. Labai yra stiprus veikimas. Sudėtyje yra super galingi ingredientai: obuolių ekstraktas, mėlynio, šaltalankių, kuriuose gausu omegos 3, 6, 7 ir 9 rūgščių, antioksidantas iš mikrodumblių astaksantinas. Ne taip paskaičiau. Astaksantinas, atsiprašau. Taip pat vynuogių ir pušų ekstraktas. Šitą Numaxą reikia vartoti ryte po pusryčių. Išgerti mažą šitą paketėlį. Toks mažas pakelis yra. Jame 2 gramai viso produkto. Ant pakelio rašo, kad reikia įsimaišyti 100 ml kambario vandenyje, bet mes rekomenduojame jį įsimaišyti į šiltoką vandenį ir išgerti. Aš jį naudoju po liežuviu, tiesiog pasiemat paketėlį, atplėšat, čia labai gražiai parodyta, kur atsilenkia, atplėšti viršūnėlę, atsimatuojate trečdalį su pirščiukais, nes jo yra šitiek tų miltelių, atsimatuojate maždaug šitaip, kad būtų, užspaudžiate ir suberėte po liežuviu, palaukite, kol ištirps ir išgeriate karšto vandens stiklinę po truputėlį. Gurkšnis po gurkšniuko, nebūtina pilnai taip kliuk išgerti, labai palengva. Taip, antras produktas šios kompanijos, tikrai labai galingas, tai Blumaxas. Jis valo kraujo sistemą, stiprina imunitetą, sumažina sąnarių ir kūno skausmus, sumažina širdies ligų riziką, pagerina kvėpavimo takų veiklą, veikia priešuždegiminiai ir kaip natūralus antibiotikas. Sudėtyje yra mėlynųjų, žaliųjų dumblių ir agarikus grybas. Grybai palaiko šitie imuninę sistemą, kovojant su virusais ir bakterijomis. Taip pat turi daug vitamino C, kuris yra stiprus antioksidantas ir atlieka lemiamą vaidmenį mūsų imuninėje sistemoje. Sudėtyje turi agavos ir stevijos ir spirulinas, beta-karoteno, chlorofilo. Produkto unikalumas tai palaiko sveiką imuninę sistemą, priešvėžinis, širdies ligų profilaktikai, aktyvina imuninės ląsteles, virškinimo problemams spręsti padeda, susilpnėjusiems kaulams, kepenų ligoms, sumažina alergijų riziką, pagreitina atsigavimą ligos metu. Jį vartoti reikėtų po vakarienės, taip pat kaip Numaxą, arba po pietų, kaip jums patogiau. Turi būti 2 valandų skirtumas tarp visų 3 produktų, arba daugiau, kuriuos jūs vartojate. Taip pat reikia jį įsimaišyti į vandenuką iš 100 ml, arba į didesnį kiekį ir išgerti, arba susiberti po liežuviu, palaukti, kol ištirps ir tada užgerti karšto vandens. Sekantis mūsų produktas, mes jį vadinam stebuklu, tai yra Grimaxas. Jis valo žarnyną, padeda atsikratyti iš žarnyno parazitų, netgi man padėjo. Turėjau savo žarnyne gyventojus, aš tik pamačiau juos tokius 2, tai labai panašus, toks nedidelis rutuliukas ir su uodegele, tai panašus kaip į buožgalvį.
Aš gaila, kad nenusifotografavau ir jį nuleidau tualete. Turbūt jau buvo spalio mėnuo, kai aš vartojau nuo gegužės mėnesio, tai apie 5 mėnesius vartojau produktus, nors ne visada reguliariai ir ne visada po pilną pakelį. Bet tuo metu aš jau buvau pradėjus gerti po pilną paketėlį, tai vat man ir pradėjo valytis viskas. Ėjo labai daug gleivių ir šlapimas nebuvo gražus, buvo tamsesnės spalvos ir ypač iš vidurių valėsi visokie ten, net negaliu papasakoti, kai pradėjau valytis, tai visokių spalvų išmatos buvo ir žalios ir geltonos ir juodos vienu tarpu, tai nežinau, kas vyksta, bet pasakė, kad šitaip turi būti ir turi organizmas išsivalyti. Taip pat tie labai negražios gleivės, tose gleivėse ten irgi kažkokių neaiškių dalykų buvo, kurių aš netyrinėjau, nemačiau, tiesiog nuleisdavau vandenį ir nežiūrėdavau, bet kai pradedate vartoti, patarė, kartais pasižiūrėti, kas ten jūsų yra tualeto turinyje. Vien dėl savęs paties, ar kad turėtumėt ką papasakoti žmogui. Tai taip, Green Maxas yra storosios žarnos priežiūros produktas ir mes jį vadiname žarnyno šluota. Jis turtingas fitonutrientų, sudėtyje 100% grynų daržovių skaidulios su probiotikais ir pieno usnio ekstraktu. Tai saugus, sveikas ir patogus būdas išvalyti bei atkurti natūralų organizmo pusiausvyrą. Palaiko sveiką gaubtinę žarną, skatina lieknėjimą, išplauna toksinus, palaiko naudingų bakterijų augimą, suteikia antioksidacinę bei kepenų apsaugą. Pašalina parazitus ir visokius toksinus. Sudėtyje yra 5 elementai – prebiotikai, probiotikai, fermentai, antioksidantai ir skaidulos. Pagamintas iš kivio pluošto, obuolių chlorofilo, pieno erškėčio, raudonojo apelsino ekstrakto, perilės lapų ir kionutrimės. Tai augalinis chitozanas, patentuotas riebalų rišiklis. Taip pat sudėtyje yra balkšvasis gyslotis, kuris padeda vidurių užkietėjimo problemams palengvinti. Green Maxas skirtas žarnyno valymui, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, stiprina medžiagų apykaitą, valo kraują ir aktyvina ląsteles. Sumažina cholesterolio kiekį, tinka svorio valdymui, sumažina riebalų sankaupas kepenyse, sumažina laktozės netoleravimą, stiprina imuninę sistemą. Green Maxą, tokį mažą paketėlį, reikia vartoti vakare prieš miegą. 1 valandą prieš miegą išsimaišome šalto vandens, kambario temperatūros vandens stiklinėje, išgeriate ir po to galima pagurkšnoti karšto vandens stiklinę. Aišku, vakare galima ir mažiau pusės stiklinės, nes prieš miegą nebūtina daug vandens gerti, nes tada apsunkina organizmą ir jisai nepasisavina, tik naktį galite eiti į tualetą. Šiaip tai visi šie produktai tikrai pagerina miego kokybę. Kiek aš prisimenu, tai man būdavo labai skaudėdavo nugara. Bet po šitų parazitų išėjimo aš pajutau, kad aš geriau išsimiegu ir man atsibudus nebeskauda nugara, aš galiu atsikelti ir eiti daryti kažkokius tai darbus, nebenoriu pagulinėti kartais, aišku, savaitgalį patinginiauju, bet daug mažiau iškart jautiesi žmogus darbingas. Taip, ką aš dar čia pamiršau pasakyti. Taip, šitie dar 3 produktai veikia kaip greitoji pagalba.
reikia per dieną kas 2 valandas gerti Mimaxą ir Blumaxą, bent jau po 2 paketėlius ir 1 pilną paketėlį prieš miegą. Kitą dieną jūs nejausite ligos simptomų. Bent jau aš tą su savim padariau, išbandžiau ir tikrai veikia. Bent jau 2 dienas tik tais buvo sloga. Nors aš dar nosį ploviausi ir su Jekaterina, tai galiu pristatyti ir kitus produktus, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad visus šitos produktus reikia pradėti vartoti po 1/3 paketėlio, ypač Green Max'o, nes jo yra daug daugiau. Štai jo toksai kiekis yra 12 gramų, tai jo užteks 3 dienom. Aš esu matavusi, yra 6 šaukšteliai. Yra 6 šaukšteliai šito Green Max'o šitame paketėlyje ir jį galite pasidalinti, labai lengvai tai nusikirpate, su pirščiukais atsižymite kiek, suberiate vandenį, išmaišote, o ir paketėlį galite arba užsukti stipriai, arba jeigu turite spaustukus, užspaudžiate ar su sagtuku paprasčiausiai galite užspausti, kad jisai negaruotų ir liktų toks, koks yra, nes jeigu gauna drėgmės, tai jie sudrėksta. Taip, dabar pristatysiu kitus produktus. Papasakoti dar pamiršau, kad jie sukelia ligų paūmėjimus. Tarkime, jeigu jums šokinėja kraujospūdis, tai taip gali nutikti ir keletą dienų iki savaitės būti šokinėti kraujospūdis. Yra atsiliepimų tokių, kad žmonėms apsisuka galva. Būna, jeigu kas turi migreną, tai būna staigus pasireiškia galvos skausmai, bet reikia būtinai gerti daug karšto vandens per dieną ir visi šitie simptomai, kai išsiplauna viskas iš žarnyno, labai gerai susitvarko greitai ir tada net žmonės neprisimena, kas jiems buvo, kokios problemos. Ir labai džiaugiasi visi pradėję vartoti šios produktus. Taip, ką aš dar noriu jums parodyti. Turiu dar Jekateriną. Tai intimios higienos gelis, kuris sutvarko šlapimo takų sistemą. Būtent Jekaterina man padėjo dėl šlapimo nelaikymo. Tai kaip būdavo, čiaudėdavau ar kostėdavau ir man jisai sutvarkė visą šitą reikaliuką. Tai labai džiaugiuosi aš jį atradusi. Ieškau, ar yra aprašymas apie Jekateriną. Taip, aš turiu knygelę, kurioje yra aprašymas, tai truputį paskaitysiu, kas įeina į šitą produktą. Tai lobata, stiprus antimutageninis poveikis, stiprus žudantis poveikis žmogaus pieno liaukos vėžio linijai. Česnako ekstraktas sumažina laisvųjų radikalų kiekį kraujyje, gerina viso kūno kraujotaką, netgi buvo geriamas kaip vaistas nuo impotencijos. Levandos antiseptikas, natūralus antibiotikas, raminantis, detoksikuojantis. Levandų kvapas didina smegenų bangas susijusias su atsipalaidavimu, mažina uždegimą, mažina mėšlungį, stresą ir turi antivirusinių savybių. Batelinių pipirų ekstraktas sutraukia makšties kanalą, taip pat kovoja su nemaloniais kvapais. Labizija pumila stangrina ir drėkina, stiprina seksualinę funkciją, reguliuoja mėnesinių ciklą, padeda išvengti skausmingų ar sunkių menstruacijų, palengvina menopauzę. Naudojimas profilaktikos tikslais kartą per dieną. Žirnio dydžio gelio kiekį, patepti intymios srities klitorio gleivinę, palaikyti 30 sekundžių,
Tada išmuilinti visą gleivinę iki išangės. Labai tinka hemorojaus profilaktikai ir gydymui. Palaikyti nuo 3 iki 5 minučių ir būtinai nuplauti vandeniu. Gydant lėtinius uždegiminius procesus, plauti 2-3 kartus per dieną ir palaikyti iki 30 minučių. Man jis taip pat padėjo ir su skausmu menstruacijų metu. Labai padeda, galima užsitepti ant pilvo, kol prausiesi, palikti jį, pamasažuoti truputį ir tikrai nebeskauda pilvo. Būtent kaip yra tie menstruaciniai skausmai. Daugam jie labai nemalonus ir labai gerai, kad nepajauti, kada ateina mėnesinės. Tai štai tiek apie Jekateriną turbūt. Ką dar galiu pasakyti? Jisai veikia ne tik kaip higieninis prausiklis. Jį galima naudoti esant stipriam pažastų kvapui. Galima ir pėdas patepti, prausti, ar patepus palaikyti ir po to eiti nusiplauti. Taip pat nuo nudegimų labai padeda. Man čia buvo savaitgalį toks įvykis, kad aš grilyje kepiau tokius kepsniukus ant iešmų. Verčiau, nors buvau su pirštinė, bet truputį kraštukas čia įsirėmė ir nudegino man ranką, tai aš iš karto jį turėjau praskiestą virtuvėje, šiek tiek užsipyliau, palaikiau ir jau maždaug po 15 minučių nebedegino, nebeperštėjo, nebeskaudėjo tos vietos ir net neiškilo pūslė. Tai toks labai stebuklingas poveikis. Taip pat noriu aš jums papasakoti apie Nutrimaxą. Štai, Nutrimaxas yra labai didelis pakas. Jisai yra tokiais paketėliais. Čia yra jo. Kiek gramų? 40 gramų netgi šito yra Nutrimaxo šitame paketėlyje. Ir yra jisai augalinių baltymų, augalinio kalcio ir prebiotiko FOS derinys. Į produktą įeina stevija, žaliosios pupelės, jūrų dumblių kalcis, fruktų oligosacharidas, sojų baltymai, sojų pupelės, sojų pupelių milteliai. Labai gerai yra, tai paskaitysiu kam, stevija nedidina cukraus kiekio kraujyje, tinka nutukusiems ir diabetu sergantiems pacientams. Jis taip pat labai tinka sportuojantiems žmonėms, kurie nori prisiauginti raumenų. Jau turime vieną tokį atvejį, mano sponsorės vyras. Jisai sportuojantis ir gėrė Nutrimaxą bent porą-trejetą mėnesių ir jam natūraliai augo raumenis. Jisai prieš tai naudodavo visokius papildus, baltyminius kokteilius ir šitaip gerai neveikia kaip Nutrimaxas. Žaliosios pupelės yra su skaidulomis ir sulėtina virškinimą ir sukelia sotumo jausmą, sumažina per dieną suvalgomų kalorijų skaičių, taip pat mažina apetitą. Jūrų dumblių kalcis yra vienas iš svarbiausių mineralių žmogaus organizme. Tai svarbus kaulų ir dantų konstrukcijos, kraujo krešėjimų ir nervų perdavimų, raumenų funkcijos, ląstelių metabolizmo ir fermentų aktyvavimo elementas. Tačiau su amžiumi ir netinkama mitybos įpročiais kalcio netenkama, be daugelio kalcio kiekio jūrų dumblių kalcyje taip pat yra įvairių mineralų ir vitaminų, ypač vitamino D3 ir magnio, kurie gali padidinti kalcio pasisavinimą,
žmogaus organizme. Taip, ką dar apie jį galime papasakoti? Sojų baltymai, sojų pupelės. Yra vienas iš svarbiausių baltyminių produktų, kuriame paprastai yra 85–90% baltymų. Baltymai yra struktūriniai ląstelių ir audinių komponentai, daugelis fermentų, hormonų ir aktyvių baltymų išskiriami iš imuninių ląstelių. Didelis baltymų suvartojimas padeda mums priaugti raumenų masės ir jėgos, taip pat sumažina raumenų praradimą svorio metu. Baltymų vartojimas yra labai svarbus žmonėms, kurie yra fiziškai aktyvūs, tai yra sportuojantis, kilnoja svorius ar bando priaugti raumenų. Baltymai mažina alkio hormono grelino kiekį ir padidina peptido II hormono, dėl kurio jaučiame sotus kiekį. Taigi, tai gali padėti valdyti svorį. Vegetarams ir tiems, kurie yra alergiški pieno produktams, sojų baltymai yra geriausias baltymų šaltinis. Vartojimas Nutrimaxų yra vietoj pusryčių arba vakarienės. Jeigu vartosite vietoj vakarienės, tai ne vėliau kaip 6–7 valandą. Jei derinate su GreenMax, ir norite numesti svorio, tuomet vakarienė ir prieš miegą vartokite GreenMax. Paketėlio turinį praskiesti 180 ml šilto vandens ir išgerti. Jį geriausia išsiplakti su plakikliu. Bet taip pat pradėjus vartoti reikia gerti jo tik trečdalį. Jį galima pradėti vartoti jau kai visus 3 produktus Blumaxą, Mimaxą ir GreenMaxą pavartojate bent jau 2 mėnesius. Nes jisai taip pat labai stipriai veikia organizmą. Taip, jo nauda sveikatai padidina raumenis, masę ir jėgą, sumažina krūties vėžio riziką, augimas ir plėtra, statyba ir remontas kūno audinių, pagalba ląstelėms ir raumenų regeneracijai, mažina cholesterolį, stiprina kaulus ir dantis, suteikia sotumą, pagalba virškinimui, pagalba svorio valdymui ir yra stiprus antioksidantas. Visi šie produktai yra stiprus antioksidantai, nes yra pagaminti iš vaisių, daržovių, uogų, agarikus grybų ir jūros dumblių. Taip pat norėčiau aš jums parodyti Lamor kaukės. Jos yra skirtos veidui. Štai tokie mažučiai paketėliai. Rekomenduojama pradėjus vartoti bent jau savaitę laiko kasdien po pilną pakelį. Tada pajusite tikrai stiprų poveikį. Aš išbandžiau tik kelis kartus. Nežinau, reikia laiko turbūt turėti, nes galima laikyti iki 40 minučių. Kai pradeda džiūti šitą kaukę, reikia sudrėkinti su vandeniu. Ir patepat veidą ir toliau jį galite laikyti. Taip pat noriu dar jums pristatyti Fleximax. Fleximaxas yra skirtas sąnariams. Štai toksai mažas paketėlis, irgi taip pat yra 2 gramai, geltonas produktas. Ir jisai yra skirtas sąnariams, raumenims, kaulams. Labai stiprus antioksidantas. Toliau. Čia netgi nėra apie jį parašyta, apie Fleximaxą, tai nieko daugiau nepasakosiu. Aš jį vartoju, jisai iš tikrųjų labai gerai veikia kaip arbata peršalimui, nes turi labai daug vitamino D, kalcio, geležies ir potasium. Kas yra potasium, tai tiksliai negaliu pasakyti.
Sudėtis: apelsinų sulčių pudra, kukurūzų ekstraktas, jūros kopūsto ekstraktas, kurkumino ekstraktas, hialuronų rūgštis, vitaminas D. Ir taip pat, aišku, nėra parašyta, bet jaučiasi imbiero skonis, gan stiprus imbiero skonis. Kitas produktas vyrams, Macho Man. Jisai yra tokiais mažais paketėliais taip pat. Yra greipfrutų skonio, skanus. Moterims tinka taip pat jį vartoti dėl skydliaukės veiklos. Jisai tvarko hormoninę sistemą. Vyrams susidūrusiems su prostatos problemomis labai padeda. Nelabai turiu pavyzdžių, bet viena moteris yra sakius, kad vyrai viduriuose leidžia nuo jo. Aš pati bandžiau gerti, man jisai skanus. Kuomet neturėjau Mimaxo ir Blumaxo, nes buvo sunkumai su siuntimu, tai man labai padėjo Macho Man energijai palaikyti. Taip pat dar galiu pristatyti greitai dantų pastą MiFresh. Štai tokia pakuotė. Pastos yra gan daug. Koks jos kiekis? 180 ml. Galima atsukti ir parodyti. Labai tiršta dantų pasta. Kvepia mėtomis. Jisai su alavijo ekstraktu yra. Labai gerai valo dantų akmenis. Mano pačios labai apsineždavo akmenis čia ant dantų ir kai buvau dabar jau pavartojusi šitos dantų pastos pas dantistę, tai padarė dantų valymą ir sakė, dabar nereikia už metų ateiti. Nes labai gerai buvo, net kiek jinai man ten pavalė, gal 10 minučių ir išleido. Nelabai turėjo ką veikti, o pirmą kartą tai gan ilgokai, iki pusę valandos man šveitė dantų akmenis. Tai štai, taip pat turi ir kavos. Šita kompanija turi Newtown kavą. Aš jos dar neragavau. Jinai yra su kordisepsu, kuris yra grybas, augantis ant kai kurių Tibeto kalno viršūnių. Apie 400 skirtingų kordisepso rūšių ir daug įvairių biologiškai aktyvių junginių, kurie dažniausiai naudojami medicinoje. Dažniausiai Cordyceps sinensis ir Cordyceps militaris kordisepsas naudojamas sveikatai atkurti dėl savo adaptogeninių, antistresinių savybių ir gebėjimo padidinti ištvermę, gyvybingumą, slopina naktinį šlapinimąsi, sumažina nuovargį ir mažina vyrų seksualinės problemas. Šita kava saugo nuo senėjimo, stiprina imunitetą ir reguliuoja cholesterolio kiekį. Moteris, kurios jau jos ragauja šitos kavytės, tai labai džiaugiasi, atsisako jau tos mums įprastos juodos kavos ir geria tik tai šitą kavytę. Sakė, labai skani. Tai tiek apie mano produktus. Tikiuosi, jums patiko mano pristatymas. Lauksiu jūsų atsiliepimų ir galbūt klausimų. Gal sugalvosite užsisakyti. Turiu šiek tiek produktų namuose, bet šiaip tai užsakius reikia jo palaukti apie 2 savaites. Tai va tiek. Ačiū, buvo malonu. Ačiū, kad klausėtės. Iki.